Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Kęstutis Daukšys, poseł na Sejm z Partii Pracy, przewodniczący Komisji do spraw energetyki. Labas rytas jums. Labas rytas. Dzień dobry. Atrodo, kad pavyko šį kartą išsiderėti mažesnės dujų kainas su Gazpromu. Tai mes vieną kartą su mes apie tai kalbėjom ir sakiau, kad ministras labai didelės pastangas deda ir tikriausiai kas nors bus. Ir iš tikrųjų tas ėjimas, kada buvo į Lietuvos dujos padavė į Gazpromą į arbitražą, tai buvo teisingiausias. Ir tas privertė Gazpromą, nesakau, kad visiškai privertė, bet aišku, apsimastyti privertė ir sumažinti dujų kainą. Ar tai reiškia, kad Lietuvos dujos dabar turės atsimti tą ieškinį iš... Aš nežinau dabar, kaip į tą susidėrėjo iš tikrųjų, bet aš manau, kad tai buvo veiksmingiausias dalykas buvo iš visų tų, ką čia dulkių kamuoliai buvo pakelti, tai šitas ko gero labiausiai suveikė. Ir aš tikiu, kad ministro darbas šitą vietą bus įvertintas aukščiausio lygio. Gerai, kodėl konservatoriai nesugebėjo, socialdemokratai sugebėjo sustarti su Gazpromu? Todėl, kad konservatoriai nesitarė. Tai natūralu, kad jie norėjo padaryti tokias dujų kainas, kad apsimokėtų statyti labai brangų dujų terminalą. Ir natūralu, kad pigios dujų kainos netiko šitam projektui. Bet jūs pats sakėt, kad pakako tik taip paduoti į teismą. Tai nepakako, tai buvo ilgas darbas dar prieš tai, bet ir buvo bandymai į arbitražą, buvo paduota valstybė, davė Gazpromą ir kitus dalykus. Aišku, šiek tiek juokaudamas pasakiau, kad užteko to teisimo dalyko, bet iš tikrųjų tai matytas visas darbas ir plus va šitas paskutinis veiksmas ir buvo teisingai apgalvotas ir buvo padarytas. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šitai vyriausybei pasisekė. O gal vis tik susikistuntų dujų terminalų statybos planai ir tai, kad tas terminalas turėtų pradėti veikti jau šių metų pabaigoje. Taip, gal tai buvo pagrindinis dalykas, dėl ko pavyko. Nemanot? Na, aš galvoju, kad, aišku, reikia pasakyti tokį dalyką, kad kažkokio alternatyvaus dujų tiekimo Lietuvai tikrai reikia. Ar tai būtų, pavyzdžiui, dujų vamzdis iš Lenkijos gautas dujos per jos Svinaušės tą terminalą? Ar tai būtų kažkoks kitas terminalas, pavyzdžiui, kuris buvo kažkada matytas bendras Baltijos šalių, per Latvijai, pavyzdžiui, pastatytas? Ar galų galia tai šitas mūsų pastatytas terminalas? Tai yra pagerina Lietuvos saugumą ta prasme, kad mes matom, kas darosi ir Ukrainoje, ir kitur, kad jeigu netyčia būtų dujos išnaudojamos kaip politinis įrankis, nors ir buvo išnaudotas šiek tiek pakeliant kainą, tai tada reiškia mes alternatyva. Bet alternatyva turi būti irgi ekonomiškai praskaičiuota ir padaryti tokia, kad neužkrautų per didelės naštos visiems vartotojams. O dabar išeina iš to, ką dabar matosi. Na, aš dabar labai laukiu, yra įkurtas tas įmonė Litgazas, aš tikiuosi, kad artimiausiu metu jie paskelbs, už kiek į rudenį galės nupirkti dujas. O jeigu pasirodys, kad jie nusipirks dujas per brangiai, tai ką, nestatysim dabar, nebaigsim to terminalo? Ne, terminalas bus baigtas ir iš tikrųjų jo mažiausias išlaikymui 500 milijonų kubinių metrų reikia per jį praleisti per metus. Tai reiškia, kad jeigu tos dujos bus brangesnės, tik 500 milijonų kubinių metrų, tai tas skirtumas kainų kris ant visų vartotojų pečių paprasčiausiai. Žodžiu, mums dujos pabrangs. Taip. Bet aš tikiuosi, kad žmonės, kurie paskirti atsakingi už dujų pirkimą, ras galimybės nupirkti dar pigiau negu Gazpromas. Ekspertai sako, kad tai apsimokėtų, jeigu Lietuva dujas per tą terminalą pardavinėtų kitiems, pavyzdžiui, Lenkams. Sutinkate su tuo? Galima būtų tokia... Visą laiką, jeigu sugebė nupirkti ir parduoti ir ant to dar uždirbti, tai visą laiką apsimoka. Bet Lenkai suinteresuoti, ar jie turi savo galimybės? Aš dabar tiesiog galvoju, kuriuo būdu čia mes tada transliuotumėm į Lenkiją tas dujas šiai dienai. Šiandien mes su Lenkija tiesioginio vamzdžio neturim. Ir tada vienas iš kelių yra dabar iš planų vienas yra, kad statyti dar vamzdį su Lenkija. Ir jungtis su uostu. Ir tada galbūt tokiu būdu būtų galima. Bet yra ten variantų kitų, galima tas dujas pardavinėti laivams, kurie dujomis važinėja, tai prasme plaukia. Galima, tos dujos vis tiek dabar stiprinamas visi keliai į Latviją ir į Latvijos saugyklą, kad ten būtų galima pasidėti. Tos dujos galėtų būti tiekiamas Latvijai. Tokiu būdu, jeigu jos būtų pigesnės negu Latvija dabar perka ir daugelis kitų dalykų. Tai yra įmanoma ir reikės sus variantus išnešioti, nes tas laivas, aš dirbu toj komisijoje, kuri tyrė visą dalyką, iš tikrųjų yra labai brangus. Ir tam, kad jisai atsipirktų, tai tam reikia padėti labai daug pastangų, kad būtų galima nupirktas ir pakankamai mažom kainom ir pakankamai didelis dujų kiekis, kuris aprūpintų. Ar galima sakyti, kad dabartinė valdančioji koalicija turi aiškią energetikos strategiją? O dabar šiandieną mes gyvenam dar pagal tą energetikos strategiją, kuri buvo priimta prie konservatorių vyriausybės, bet aš matau ir
po truputėlį formuosi vaizdas tas naujos strategijos, kurį galėtų surasti. Ko jinai skirsis iš tos, kurioje būtų aiškiai labai suskaičiuota ir susidėstyta, kiek mums reikės, kokios energijos. Kiek elektros energijos, pavyzdžiui, 20 metais, kiek šiluminės energijos, kiek dujų tam užtikrinti, kiek kitų pajėgumų. O dabar mes net nežinom. Dabar šiandienai pagal dabartinę strategiją, tai ta prasme nėra tokio bendro skaičiavimo, bendro pajėgumo, kiek ko reikės, tikrai nėra. O tai sunku labai padaryti? Prognozavimas nėra labai lengvas mokslas ir iš tikrųjų reikia mokslininkų. Aš noriu pasakyti, kad prie konservatorių vyriausybė net nesikreipia Lietuvos mokslininkus, Lietuvos energetikos institutas yra, kad jie ką nors darytų. O šitą vyriausybę kreipėsi jau ir daro ir dabar yra jau jų atnešti tam tikri paskaičiavimai, kuriuos ir ta prasme greitai gal visuomenė sužinos ir kiti dalykai. Ta prasme, tas darbas vyksta ir aš labai džiaugiuosi, kad jis įvyks. Gerai, Orlen Lietuva turi realių problemų. Kuo konkrečiai vyriausybė galėtų padėti koncernui? Reikia pasakyti taip. Pirmiausias dalykas, kas koncernui gali labiausiai padėti, atsigavusios perdirbimo maržos. Ir aš matau ir tikiu, kad jos po truputėlį atsigauna ir atsigaus. Ir tada bus galimybė ten, kaip sakyti, daugiau sukaupti pinigų, uždirbti ir kitus dalykus. Bet kitas dalykas, nieks neturi. Kitas dalykas, kad tai tas maržas įtaką turi tik tais, prasme, rinka pasaulyje. Čia nei vyriausybė, nei pats PK Orlenas nieko negali vienas padaryti. Čia kaip susiklostyti su pasauliu. O mano klausimas buvo, o vyriausybė dabar, aš galiu pasakyti, ko Orlenas prašo, tai yra mažesnių tarifų geležinkelyje, pagalbos tiesiant produktotiekį į Klaipėdos naftą ir galimybės gauti tam tikrus struktūrinius fondus, tai prasme, įmonės energetiniai pertvarkai, nes ten irgi daug energijos išnaudojama. Tai šitus dalykus yra svarstę mūsų komisija ir buvom susitikę su vadovybė Orleno. Žinau, kad ir vyriausybė jau net kartą buvo Orleno vadovas. Tai kiek jūs galite svarstyti, kada jūs sprendimą jau priimsit, kad padėti Orlenui, nes jie jau svarsta apie tai, kaip gal parduoti, bet nežinau ką. Renat, neparduosi dabar to Mažeikų naftos. Tik dėl to, kad nėra pirkėjo? Ne dėl to, kad pirmiausia nėra pirkėjo tokio, aš dabar tikrai Orlenas yra labai svarbi įmonė Lietuvai. Ir Mažeikių išsaugimas tos įmonės yra labai svarbu. Aš žinau, kad valdžia parodo, kad tai dabar ir vyks, suprantate, bet negalima per 2-3 dienas spręsti dalykų. O kiek jau sprendžiat? Kurie sprendžiasi 30, 20 ir 10 ar 15 metų. Tai iš esmės šiandieną, jeigu tai pažiūrėjus, Orleno tarifai yra, jeigu viską sudėjęs, tokie patys kaip ir visiems kitiems. Geležinkelio? Jie sako, kad yra daug didesnė, negu jiems iš Baltarusijos. Tai va čia ir prasideda, mes ir komisijos svarstėm, ir čia prasideda, mes dar paprašėm papildomos medžiagos. Ir prasideda čia dalykai, sako, geležinkelį mes ten nulaidas pritaikom, o tiems ten nėra, pavyzdžiui, tie turi vagonais rūpintis, kiti ten turi kitais dalykais. Orlenas šiuo atveju nesirūpinas, kad geležinkelį patikė. Dėl to sako geležinkelį, kad mes, dėl to tas aukštesnis negu kitiems, negu atrodo. Nes riedmenys ten visi kiti reikalai. Aš nesu įsitikinęs 100%, kuris čia teisesnis. Bet aš tik noriu pasakyti, kad vyriausybė daro pastangas, kalbasi ir su geležinkeliais, ir su ministerija, ir su Orlenu, ir žiūri, kokiu būdu padaryti taip, kad ir nes geležinkeliai irgi didžiulė Lietuvos įmonė. Čia yra tam tikra prasme ir komercinis ginčas. Tai kad būtų, kaip sakyti, ir vieniems rastas teisingas sprendimas ir kitiems. Negalima vienų nuskriaus kitų sąskaitą. Tai dabar tas procesas vyksta ir aišku... Kada jis baigsis? Ar taip ir vyks? Aš manau, kad jisai baigsis anksčiau ir vėliau ir baigsis kažkokio tai sustarimo geresniu. Aš taip tikiuosi, bet aš tik nesu tikras ir negalvoju, kad jisai bus būtent toks sustarimas, kokio nori dabar Orlenas. Nes, aš irgi suprantu Orleno vadovybę, jie nori pačią geriausią rezultatą. Bet taip nebūna. Bet jie nori, kad būtų bent tokios pat kainos kaip kitiems. Tai, ta prasme, aš jau sakiau, ką sakė geležinkeliai, kad jeigu Orlenas savo vagonas turi ir savo priežiūrą vagonų vykdo ir kitus dalykus, kaip Baltarusija tai daro, tada tarifai būtų vienodi, bet dabar, kadangi visas parkas vagonų yra geležinkelių, man tiek tada tarifai yra tai tada šiek tiek kiek yra didesnė, žinot. Aš dabar neskaliu komisija svarstė ir nežinau. Komisija svarstė šiek tiek kitus dalykus. Mus patikino Lietuvos geležinkeliai, kad tas tarifas, ta prasme, grynas tarifas be vagonų priežiūrų, visų kitų dalykų yra toks pats kaip visiems kitiems. Gerai, o kokios yra atominės energetikos perspektyvos, sakykit, prašom? Miglotas.
Miglotas, sakyčiau. Nu, yra keli veiksniai, Kuo toliau, tuo labiau apie miglotas. kuriuos mes turim šnekėti labai aiškiai, labai tiesiai. Pirmiausia, įvyko referendumas. Nu, žinom. Ir referendumo rezultatas yra toks, koks jis yra žmonės nepritarė atominiai energetikai. Tokį, kokį buvo numatyta. Ne? Mes dabar taip sakome, iš tikrųjų tai taip yra. Antras Ir dalykas. tas suriša rankas ir išvis nieko Tas ne negali. visiškai suriša rankas, bet yra, nu, ta prasme, yra. Ne tik tais Lietuvos vyriausybei, tai ir Hitačias tą jaučia, ir mūsų partneriai, kaimynai Latvijos, tai irgi tą išnaudoja kaip, nu, tai ką jūs patys nenori statyti, tai ką mes čia lysim. Antras dalykas, iš tikrųjų, Lietuva viena nenori ir negali pastatyti atominės elektrinės, reiškia reikalingi partneriai. Dabar tai partneriai Latvijos, tai iki šios dienos nėra sukurta įmonė statanti tą bendrovę ir nėra joks kapitalas suformuotas. Tai tas rodo, kad mūsų tie partneriai nelabai nori tos atominės elektrinės. Jiems sunku apsispręsti, kol mes neapsisprendžiam. Tai va, Kaip ir trečias dalykas tai yra tai, kad, na, iš tikrųjų dabar ir visuomeniai vyksta didelis tarp energetikų ginčas, kokią energetiką užpildyti šitą dalį, kurios trūksta. Mes suprantam, kad 70% elektros energijos importuoti yra labai nesveika. Ir tai yra labai priklausoma Lietuva, labiausiai priklausoma Lietuva, negu kad nors buvo energetiškai. Bet niekaip nesutarėm, ar tai bus atominė elektrinės, ar tai bus atsinaujantys šaltiniai. Čia dar statysim šiluminės elektrinės Vilniuje ir Kaune, kurios kažką tai užpildys. Ir tuos dalykus aš tikiuosi, kad vis tiek kažkaip įsivildensim ir vyriausybė turės, nes pasiūlymai yra Japonų, yra pagerinti. Tai, ką žinau. Finansavimas yra tikrai pagerėjęs, ta prasme, sąlygos finansavimo, palyginus tuo, ką šnekėjo konservatoriai, ten 5-8% metinį, tai dabar mes galim šnekėti apie, nu, kartais mažesnius skaičius. Tai aš tada nežinau, iš tikrųjų, atominė energetika, mano galva, aš visą laiką sakau, jeigu geras projektas, ekonomiškai naudingas, tai jisai būtų labai reikalingas Lietuvai ta prasme, kad stabilus tiekimas elektros energijos, kad nepriklausomumas nuo ten kainų šuolių, dujos ir kitur. O sunku sukurti per tokį laiką ilgą, gerą projektą, kuris garantuotų visą tai, apie ką jūs sakot? Suprantat, viskas kaip susiklosto. Projektą gerą sukurti yra didžiulis projektas. Yra sunku, kadangi tu prasme, kai vienas šeimininkas stato namą, visą laiką paprašiau jį pastatyti negu 3 šeimininkai. Gerai, bet tai statys. reiškia, kad tai neįmanoma sukurti gerą projektą. Įmanoma yra, reikia tam dėti pastangas ir dirbti, ką ir dabar, man patinka, ką dabar daro dabartinė vyriausybė štai vietoje. O ką jinai Jie daro realiai sėdi ir šnekas ir sako, dedam pinigus, duodam tuos dalykus. Kas buvo prieš tai buvusios vyriausybės, kalbos. Tai šitas dabartinis ministras, pavyzdžiui, man štai vietoje patinka, jisai tyliai ramiai daro savo darbą, žinai, ir niekam per daug nesigiria, kad čia viską padariau, o dar kai nieks nepadaryta. Ir vis tiek sakot, kad miglotai. Kol kas miglotai, iš tikrųjų, aš tą turiu pasakyti tiesiai šviesiai žmonėms ir realiai aš tikiu, kad jeigu bus sukurtas naujas projektas, vis tiek reikės eiti į referendumą ir po žmonės klausti. Aš manau, kad taip, nes, O jeigu žmonės pasakys vėl ne? Tada sakom, kad mes niekada nebūsim atominė valstybė. Kokią vietą energetikos sistemoje dabartinė valdančioji koalicija numatė biokurą ir atliekų deginimui? Na tai, kaip jūs žinote, jau dabar čia vyksta didelis šurmulys apie Vilnių ir Kauną, kur būtų galima pastatyti biokuro kūrenamas ne tik katilinės, bet ir elektrinės, kurios gamintų dalį elektros. Lietuvai reikalingos. Tai čia net nenumatymo, nes ir tam skirti ES pinigai, kiek aš žinau, tai dideli pinigai, kurie Žodžiu, Vilnius kovoja su Kaunu dabar. Vilnius Kaunas čia yra, čia nekovoja, čia jie būdu. O laimėjo turėtų, reiškia, kokią nors valstybinį įmonę, kokią yra Lietuvos energija, kuri viską perims. Pagal dabartinę situaciją, aš kaip matau. Bet iš tikrųjų, tai aišku, Vilnių ir Kauną reikia tvarkyti, elektros energijos, tai yra šilumos elektros kainos yra per didelės, bet aš galvoju, tai galėtų padaryti ir privatininkai, nekišant daug valstybės lėšų, kadangi energetika ir taip labai yra užsiinvestavusi ir labai nemažą dalį ir elektros kainos, ir šilumos kainos sudaro investicijos. O Balčytis turi šansų antrame ture laimėti? Jis jau laimėjo. Antrame ture, aš sakau. Jis jau laimėjo. Kur laimėjo? Antram ture. Ta prasme, iš tikrųjų, aš manau, kad jeigu jis norės pasinaudoti tų šansų, tai jis labai didelį šansą. Gaila, kad jūsų Paulauskas nepateko į antrą turą. Iš tikrųjų labai nedaug trūko.
Ir iš tikrųjų... Ir daug, ir labai nedaug, ir nedaug. daug. Procento su kapeikom, tai nėra dideli skaičiai, ta prasme, jeigu ten rinkėjas, tai Gerai, gal 10 000. Ko Ir aš manau, nepadarėt, kad pritruko būtent tų nedaug, kaip sakot, ką galėjot pasakyti? Na, žinai, čia kaip ar pilna stiklinė, ta prasme, ar puspilnė, ar pustuštė. Tai, ta prasme, mes tikrai padarėm, aš galvoju, labai daug, kad būtų tas labai mažas Viską skirtumas. padarėt, kad galėjot dar Ta daugiau. prasme, visą laiką niekada negaliu pasakyti, kad viską padariau, jeigu nelaimėjai, žinai. Tai šitoje vietoje, matyti, dar kažkokių trūkumų buvo mūsų rinkimų kampanijai, kad nesugebėjome aplenkti Balčyčio. Ir man dėl šito labai gaila, nes Artūras Paulauskas, mano galva, buvo geriausias kandidatas. Na, bet žmonės pasirinko taip ir dabar turi Zigmas Balčytis didelį šansą tapti Lietuvos Respublikos prezidentu. Arba Dalia Grybauskaitė. Dalia Grybauskaitė jau yra, tai jei čia būtų tik antra kadencija. O keisis koalicija valdančioje ir vyriausybės Žinokit, mane šito neklauskit, aš nežinau, aš galvoju, kad šita koalicija dirba pakankamai gerai ir stabiliai ir kažkokie keiteliojimai būtų tik nenaudingi Lietuvos žmonėms ir Lietuvos valstybei, bet, politika toks dalykas yra kaip ta panelė, šiandien myli, rytoj nemyli, tai čia negali pasakyti niekada, kokios bus. Tikrai čia galėtų žinoti, tai ko gero būsimas prezidentas. Balčytis arba Grybauskaitė. Ir ta prasme, ir aš girdėjau, kad Balčytis jau pažadėjo, kad jeigu jisai laimės, tai nesikeis. Tai ne, ta prasme, jeigu taip nebus pokyčių. Protingai, ta prasme, normaliai šnekant, tai iš tikrųjų aš nematau poreikio ar pagrindo, kam vyriausybė kaitilio dabar. Nes, jinai pakankamai stabiliai ir gerai dirba. Bet kiekvienas prezidentas turi galimybę pakeisti vieną kitą ministrą, žinai, tai aš matyt, to ir bus ir psichologai. Gerai, ačiū Jums labai už pokalbį. Geros dienos. Naszym gościem był Kęstutis Daukšis, poseł na Sens Partii Pracy, przewodniczący Komisji do Spraw Energetyki.